Labas vakaras. Jūsų dėmesiui penktadienio žinios. Trumpai ką laidoje matysite. Paskutinėme šiemet savivaldybės tarybos posėdyje. Prieššventinė prekyba verda ir turguje. Šiandien miškininkai ragindami tausoti gamtą gyventojams dalijo eglių šakas. Moksleiviai šventes pasitiko dvasingų renginių. Žinias pradedu informaciją iš šiandien vykusio savivaldybės tarybos posėdžio. Šiemet į paskutinį posėdį susirinkusi savivaldybės taryba 969 000 litų padidino Marijampolės biudžetą ir patikslino asignavimus išlaidoms bei turtų įsigyti. Padidinom socialiniam išmokom ir kompensacijom skaičiuoti, taip pat padidinome vietinių rinkliavų ir, aišku, sumažinome šiek tiek moksleivių krepšelio lėšų, tai 89 000 litų ir socialiniam paramai mokiniam, tai už nemokamą maitinimą ir už mokinio reikmes. Dabar Marijampolės savivaldybės biudžetas siekia 141 milijoną litų. Kaip sekasi rinkti biudžeto pajamas? Dotacijas esame gavę pilnai ir šiuo metu jau esame išmokėję ir moksleivių krepšelio lėšas, ir socialinės išmokas, ir socialinės pašalpas. Vietinės rinkliavos taip pat surinkta, sakyčiau, kad tikrai nemažai ir planas įvykdytas, bet mūsų vietiniai mokesčiai, tai gyventojų pajamų mokestis, truputėlį esame atsilikę nuo plano, bet manome, kad dar likę yra 4 dienos, tai manome, kad tą planą turėtume įvykdyti. Taryba pasitvirtino realų biudžetą, kad galėjome įvykdyti. Nu ir aišku, tas finansavimas įstaigom, kurios yra finansuojamos iš biudžeto, manome, kad 100% jas finansuosime. Tuo metu savivaldybės skola jau pasiekė 28 milijonus litų. Didžiąją dalį sudaro finansiniai įsipareigojimai bankams. Paskolos buvo paimtos vykdomiems projektams kofinansuoti. Už komunalinius patarnavimus, tai yra šildymas, tai švietimo įstaigos, kultūros, sporto įstaigos, tai bus gruodžio 31 dienai, manome, kad apie 700–600 tūkstančių litų skola. Tai bus didžiausia skola. O taip tai, aišku, šiuo metu pakoregavo mūsų biudžetą ir aplinkos sąlygos, tai sniegas iškritęs, tai tam, aišku, nebuvo planuota lėšų, tai manome, kad tos skolos persikels į kitus metus. Prieš šventes žmonių pilna ne tik prekybos centruose. Pigesnių vaišių šventiniam stalui marijampoliečiai gausiai ieško ir turguje. Šiomis dienomis miestas tarsi atgyjęs ir pėsčių ir ratuotų pilnos gatvės. Žmonės ruošiasi šventėms. Žinoma, Kalėdos dviguba šventė prekybininkams. Prieššventinė prekyba verda ne tik prekybos centruose, bet ir turguje. Ruošiamės, perkam po biškį jau šitą. O kodėl į turgų užėjau, ar pigiau tikitės rasti kažką? Nu, čia pieno produktus pirkau, sūrį pirkau, sviesto, varškės pirkau. Viskas išpirkta jau. Tiesiog, nežinau, visi labai su nuotaikom gerom ir viską ateina, taip viską perka. Nugi nebloga, Dieve duok, kad visą laiką te būtų, tada neblogai. Žmonių daug ateina. Nu, šiandien nemažai. O rytoj dar daugiau biskį laukiam. Čia kočiai tai neblogai, žinokit, eina. Žmonių prie žuvies tai daugiausia. O pas mus ir taip normaliai, žinokit. Galima dar ant duonos susidėti. Oi, gerai. Nuo pat ryto čia tiek tokia eilė pas jūs? Nu, beveik. Nesiskundžiat, prekyba Puikiai. Kainų prekeiviai sako prieš šventes nedidinę ir tikina, kad turguje prekės pigesnės nei prekybos centruose. Todėl daug žmonių šventėms ruošiasi būtent čia. Pasirinkimas didesnis gal. Gal ir pigiau, ar ne? Nu, kai kas gal ir pigiau. Aš šiemet daug pinigų teks išleisti. Nedaug turi, matot, su lazda.
Laukiu anūko iš Klaipėdos, atvažiuojant sūnaus. Tai reikia pasiruošti. Nusipirkau vištą, mišrainės pasidarysiu, žuvies iškepsiu. Yra tokios prekės, kad prekybos centruose nėra tokių mėsos gaminių. Todėl ir renkasi. Ir pavyzdžiui, mes turim tokių, kaip ūkininkai, tokių prekių ūkininkai gamina. Tokios mažos įmonės, už tai žmonės renkasi. Ir kažkodėl pas mus vis tiek pigiau yra kaip prekybos centruose. Galima pasiderėti, gal pačiupinėti, pažiūrėti iš arčiau. Gal tiltų. Gal ir tas bendravimas daug ką reiškia. Už tai, kad parduotuviai tai pardavė tik tai labą dieną ir visų gerų ir jinai numetė į priekį ir viskas. O čia tai, žinau, dar pakalbi, dar už rankutės paglostai, pasiūlai kažką, ką žinau. Šiandien Marijampolės miškų urėdija surengė akciją Parsinešk kalėdas į savo namus. Jau 4 metus miškininkai, ragindami tausoti gamtą, dalyja eglių šakas. Akcija Marijampolėje turėjo didelį pasisekimą. Likus vos kelioms dienoms iki didžiausių žiemos švenčių, miškų urėdijos surengė akciją Parsinešk kalėdas į savo namus ir dalino eglių šakas. Šią akciją miškininkai stengiasi ne tik išsaugoti miškuose augančias žalias kares, bet ir sudaryti galimybę, kad kiekviena šeima namuose per šventes turėtų bent po dalelę gyvo miško šakelę. Miškininkų įsitikinimu 4 metus vykstanti akcija pasiteisino. Pilnos gatvės su šakomis jau tų žmonių matosi, o miške aplaužytų medelių nesimato, tai reiškia pasiteisino. Papuola vienetinių atvejų, kad yra nukirstas medelis viens kitas kažkoks, tai niekadėjas vis tik dar ryžtasi tokiam žingsniui, o manau, kad šita akcija ir padeda išsaugoti daugiau žalių gyvų medelių. Pasak miškininkų, nereikėtų patiems ne tik eglys, bet ir šakos kirsti, nes taip galima sužaloti medį. Marijampoliečiams miškų urėdija išdalino apie 500 eglių šakų. Jos paruoštos atliekant miško kirtimą ir atrinkus pačias gražiausias eglių šakas. Akcijos Parsinešk kalėdas į savo namus metu miškų urėdija šakomis aprūpino ne tik Marijampolės, bet ir Kalvarijos bei Vilkaviškio gyventojus. Iš viso buvo išdalinta apie 1500 eglių šakų. Paskutinę šių metų mokslo dieną Jono Totoraičio pagrindinės mokyklos bendruomenė rinkosi į adventinę popietę. Prieš didįjį švenčių šurmulį moksleiviai ir mokytojai stabtelėjo susikaupti, pamastyti apie advento esmę ir švenčių prasmę. Prieššventinis advento laikotarpis geriausias laikas susikaupti, visiems prisiminti nuveiktus darbus, atlikti kažką gero, apmastyti praėjusius metus. Tai daro turbūt visos bendruomenės, taip pat ir mokyklų, kur moksleiviams stengiamasi įdiegti, kad šios rimties susikaupimo dvasios neturi nustelbti prieššventinis anksti prasidėjęs šurmulys. Svarbiausia ne išorė, svarbiausia tikra vidinė kalėdinė dvasia. Adventinį laiką mokykloje norėjome mokiniams padaryti ypatingą. Nuskambėjo 10-oji Spartakijada, tai bendruomenės bendras renginys, sukvietęs į mokyklą tikrai daug mokinių. Prisidėjome prie akcijos televizijos vienos, kur organizavo, pirkome maisto banko žetonus, taip vaikam aiškinome apie aukojimą ir jo supratimą. Buvo suorganizuota mokytojų darbų paroda, kur buvo surinkti pinigėliai ir paversti saldžiomis dovanomis. Ir tos dovanos buvo padovanotos Švento Mykolo Arkangelo bažnyčios parapijos senelių namams. Tiesiog prisiminėme ir senelius. Taip pat Jono Totoraičio pagrindinėje mokykloje jau daugelį metų gyva tradicija metus užbaigti ir šventes pasitikti adventinę susikaupimo popietę. Tai rimtas religinės vertybės puoselintis renginys. Manau, tas renginys pasiekia kiekvieną vaiką, o jeigu ir neprisiekia, tai prisiminimuose ir kada jis liks vienas su savimi, tikrai kažką prisimins. Direktoriai tikisi, kad metus užbaigę dvasingai bendruomenės nariai ir šventes sutiks, pastebėdami šalia esantį, pasidalindami su kitu viltimi, tikėjimu, meile ir geru žodžiu. Suraskime kantrybės nepabaigtiems darbams pabaigti, kūrybinio impulso naujiems darbams pradėti, lengvos laimės rankos, stiprios sveikatos, džiugios nuotaikos, linksmų šventų kalėdų ir laimingų naujųjų metų.
Dievas tapęs žmogumi padovanojo save mums. Ir Kalėdų proga mes vieni kitiems dovanojame įvairias dovanas. Ir pati didžiausia dovana tai yra pats Dievas. Taigi linkiu mokyklų bendruomenėms ir kiekvienam iš mūsų, kad kūčios ir Kalėdų diena tai būtų gausių dovanų, o visų pirma dovanojimo meilės ir Dievo vienas kitam, Dievo palaimos. Paties Dievo linkiu ir jums. Ir kviečiu kartu dalyvauti su mumis Bernelių šventų mišių bazilikoje 22 val. 24 dieną vakare. Uždaroji akcinė bendrovė Marijampolės švara informuoja, kad antrinių žaliavų surinkimo grafikus Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėse 2013 metams gyventojai gali rasti Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ir Marijampolės švara internetiniuose puslapiuose. Arba informaciją galima gauti telefonu Marijampolėje 73469. Minėtais adresais ir telefonu taip pat rasite ir didžiųjų bei specifinių atliekų surinkimo apvažiavimo būdų iš Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių atliekų turėtojų grafikus 2013 metams. Didžiausias optikos tinklas šalyje Optikos pasaulis sveikina su šventėmis ir dovanoja visų pamėgtas nuolaidas, kai jūsų amžius – jūsų privalumas. Dabar pirkdami akinius nuolaidą akinių rėmeliams gausite tiek, kiek jums metų. Mano amžius – mano privalumas. Man 56. Salone Optikos pasaulis įsigijau akinius. Ir jų rėmeliams man buvo pritaikyta 56% nuolaida. Jūsų šventinius linkėjimus artimiesiems ir draugams padės įgyvendinti Optikos pasaulyje įsigytas dovanų čekis. Dar vienas pasiūlymas – tai pirkimas išsimokėtinai be pabrangimo. Optikos pasaulyje rasite itin platų ir gausų kokybiškų akinių lęšių ir rėmelių pasirinkimą. Taip pat galėsite įsigyti akinius skaitymui, darbui kompiuteriu, saulės akinius, garsiausių dizainerių akinius, kontaktinius lęšius, spalvotus kontaktinius lęšius ir kitas akinių priežiūros priemonės. Optikos pasaulis linki, kad jūsų akys būtų sveikos ir gražios. Štai tiek žinių šį vakar. Marijampolės televizija linki jums jaukių švenčių, palaimos ir dvasios ramybės jūsų namams.